Iki metų pabaigos nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai skyriai priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę kaimo turizmo veiklos skatinimas, kai prašomos paramos suma projektams yra didesnė negu 150 000 litų. Pagal šią priemonę remiamos dvi veiklos sritys. Kaimo turizmo skatinimas įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose ir turistinių stovyklų kaimo vietovėse išskyrus miško įkūrimas ir plėtra. Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama teikiama pagal tvarką nurodytą priemonės naujose įgyvendinimo taisyklėse patvirtintose šių metų Liepos 17 dieną. Varėnos rajone tarp miškų pasislėpusiame Mardasavo kaime, ten kur Ūla įteka į Merkį, Aušra Gudaitytė turizmu užsiema jau keletą metų. Pradėjusi nuo baidarių, pernai ėmėsi plėsti senąją dzūkišką sodybą ir įkūrė kaimo turizmo sodybą. Tam jai padėjo ir ES parama. Parama reikalinga tam, kad įgyvendinti savo viziją, nes rajonas Varėnos yra kaip ir priskiriamas prie sunkiai ūkininkaujamų, tai yra nederlingos žemės, smėlis ir yra labai palankus kaimo turizmui, dėl to, kad yra nepaprastai gražios vietos. Čia pat yra Ūla ir Merkys, vadinama Ulostaka, žodžiu, labai yra palanku tiek kaimo turizmo svečiams, kurie apsistoja sodyboje, tiek aktyvaus poilsio mėgėjams, kurie plaukia baidarėmis, važinėja dviračiais po šias apylinkės ar vaikšto pėsti. Kad gauti paramą, yra reikalavimai būti ūkininku, ten yra amžiaus cenzas, veikla. Taip pat yra svarbu, ko žmogus, ką jisai daro. Ir pagal šitos kriterijus, kaip ir projektas buvo parašytas ir viskas atitiko. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir kaimo gyventojai ne jaunesni kaip 18 metų ir registravę Žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Pareiškėjas turi būti kompetentingas kaimo turizmo ar turistinės veiklos paslaugų teikimo srityje, neturėti įsiskolinimo valstybės biudžetui ir sodrai. Taip pat pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Paramos paraišką jis gali teikti tik individualiai. Kaimo turizmo skatinimui, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose vienam projektui, skiriama beveik 700 000 litų, o turistinių stovyklų kaimo vietovės ir skyrus miško įkūrimui ir plėtrai 200 000 litų. Projekto vertė yra 400 000 ir kad pilnai įgyvendinti tai, kas buvo sumanyta, tai pagal paskaičiavimus, kad tai būtų kokybiškai atliktos paslaugos ir kokybiškai viskas padaryta, tai tokia suma ir išėjo. Finansuojama nuo 40